Vandenų mūšis išgarsinęs kunigaikščio Algirdo vardą nukelia į itin nuo mūsų nutolusią 14 amžiaus aplinką. Iki šiol tebevyksta diskusijos ir ieškomi istoriniai argumentai, kokio reikšmingumo šis įvykis ne tik mūsų istorijoje, bet ir europiniai civilizacijai. Viena iš versijų ilgą laiką vyravusi mūsų istoriografijoje, kad tai lietuvių ir ukrainiečių ginklo pergalė prieš totorius. Sutriuškinus galingosios aukso ordos kariuomenę, Algirdas prie savo valstybės prijungė plačias šių dienų Ukrainos sritis. Šios pergalės dėka sustiprėjo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o Ukrainos raida pasuko vakarietiška kryptimi. Tad leiskimės iš 21 amžiaus į istorijos pažinimo kelionę. Nuo mitologijos transformuotos meno kūrinyje iki naujausių istorinių argumentų apie Mėlynųjų vandenų mūšį įvykusi 1363 metais. Man kaip dailininkui ta Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų. Vienas sakinys, kuris talpina baisiai įdomią paslaptį. Prie Mėlynųjų vandenų. Kokie mėlyniai vandenys, kur tie vandenys, kas ten tokio. Pašėlusiai įdomu. Tai iš esmės man užteko vieno sakinio šito, kad man pasidarytų įdomu, kas čia vyko. O kai paskaičiau detaliau, reiškia vis dėlto apie istoriją aš nenoriu kalbėti, geriau kalbėkit su istorikais, bet aš esu tik tai dailininkas, nutapęs tokį paveikslą. Tai faktiškai baisiai rizikavo, sutelkė visą kariuomenę Algirdas, paėmė viską. Ir Kęstučio kariuomenę, visų kunigaikščių išvedė, paliko atviras sienas kryžiuočiams. Juk jeigu išžygiuoja į pietus, tai lieka šiaurė atvira, tai čia baisi rizika. Tai ir nukeliavo, nužygiavo, išžygioja Algirdas su ta milžiniška 30 000 karių kariuomenė, link Kijevo. Dailininkas Giedrius Kazimierėnas yra sukūręs ne vieną paveikslų ciklą istorinė tema. Šių darbų jis imdavosi ne pagal užsakymą, o vedamas vidinio poreikio ir dažniausiai pasirinkdavo Lietuvos valstybei reikšmingiausius įvykius. Taip atsitiko ir su Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų. Įdomiausia tai, kad įkvėpimą šiam kūriniui dailininkas rado perskaitęs Lietuvos oponentų parašytą knygą, kuri Algirdo mūšį prilygina rusų istorijai svarbiam Kulikovo mūšiui. Užėjau į knyginėlį, kuris ant prie parodų rūmų, ten anais laikais buvo gal 10 metai buvo, ir žiūriu knygą rusų kalba Taraso apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Rusijos karus. Va tokio storio knyga. Neįmanoma buvo nepaimti tos knygos iš lentynos, baisiai įdomu, pavarčiau, žinoma, šią ir nupirkau. Ir štai tenai vartydamas tą knygą, paprastai tarybinėse vadovėliuose, tai iš viso apie Lietuvos istoriją ten 3 puslapiai būdavo, o čia staiga štai tokio, vien apie karus. Klausykit, nežinoma istorija, man asmeniškai. Tai paėmiau tą knygą ir toj knygoje skaitau tekstą rusų istorikų, ne lietuvių, ne lenkų, netgi ne lenkų, o rusų, kurie štai ką teigia, kad, Mėlynųjų vandenų reikšmė yra didžiulė. O štai kas inspiravo pirmuosius lietuvių susidūrimus su kitos civilizacijos tauta svetimoje žemėje.
Kunigaikštis Algirdas tuo metu reprezentavo visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir labiau rūpinosi rytų politika. Jo brolis Kęstutis priešinosi Vokiečių ordino agresijai ir tvarkė santykius su Lenkija, Vengrija. Nors istoriografijoje yra požiūris pabrėžiantis to meto priešišką ir konfliktinį totorių ir lietuvių santykių pobūdį, visgi remiantis naujausiomis istorikų hipotezėmis, jų sambūvis rėmėsi gan pragmatiniais išskaičiavimais. Kunigaikštis Algirdas, vykdydamas suaktyvėjusius veiksmus rytuose, pirmiausia išnaudodavo diplomatinius sprendimus. Ar iš tikrųjų jis siekė Rusijos žemes išvaduoti iš totorių jungo, tokio vertinimo nėra, nes viskas buvo kur kas sudėtingiau. Kas vyksta čia 13 amžiuje, kai visos šitos teritorijos visiškai priklauso Aukso ordai ir Lietuva dar čia nėra įžengusi. Šitos teritorijos moka nuolatinės duoklės totorių chanams. Tiesiog tai yra tokia to meto bendradarbiavimo praktika ir būdas išgyventi. Lietuvai įžengus į Rusijos kunigaikštysčių teritorijas situacija nepasikeičia. Praktiškai mes turime tokią dvigubą priklausomybę. Lietuvos užkariautos senosios Rusijos teritorijos viena vertus jau yra pavaldžios Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, kita vertus jos vis tiek moka duoklę totoriams. Ir lietuviai tą totorių viršenybės siuzerenitetą iš tikrųjų yra linkę pripažinti. Tai kokias prielaidas tai skatina daryti, kad lietuvių ir totorių santykiai šiame pakraštyje, jie buvo gana pragmatiški. Nei lietuviai norėjo kada nors eiti į labai atviras konfrontacijas karinės su totoriais, o totoriai irgi sąlyginai toleravo lietuvių įžengimą iš tas teritorijas, bet visada laikė ranką ant pulso ir stengiasi pasiekti tą tokią būsena, kad Lietuva pernelyg šitose teritorijose neįsigalėtų. Totoriai sąlyginai toleravo Lietuvos įžengimą į šias teritorijas. Prie Lietuvos 14 amžiuje prijungto šių dienų Ukrainos žemės ir toliau mokėdavo duoklę totoriams. Dviguba šių žemių priklausomybė nuo lietuvių ir totorių apibūdinama kaip kondominiumas. Būtent šis lietuvių ir totorių bendradarbiavimas tapo svarbiu veiksniu, leidusiu jau po mūšio Algirdui įgyti valdžią plačiose Podolės, Kijevo, Černigovo ir Briansko srityse. Čia reikėtų prisiminti šviesios atminties būtent ukrainiečių istoriką Feliksas Šabuldo, kuris, man regis, pats pirmasis ir pasiūlė tą sąvoką būtent apibrėžti šitai dvigubai pavaldumo situacijai tarp užkariautų teritorijų būklės tarp lietuvių ir tarp totorių. Tai yra kondominiumo sąvoka. Būtent šitą sąvoką naudoja Feliksas Šabuldo. Ir be kita ko, turiu pastebėti, kad šitas istorikas kaip tik ir yra linkęs laikytis tos nuomonės, kad būtent po 1362 metų įvykusio mūšio prie Mėlynųjų vandenų šitas kondominiumas iširsta, baigėsi. Ir kad tarsi tai yra tas signalas, kad totorių valdžia šitame pakraštyje praranda savo potencialą. 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje atsirado poreikis priminti apie lietuvių kalavijo teise užvaldytas Rusijos žemes. Šio pasakojimo tikslas buvo įtvirtinti jau kunigaikščio Vytauto kaip stepių užkariautojo vaizdinį. Tuo metu ir Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų tampa itin reikšminga, primenanti, kad į šias teritorijas lietuviai jau buvo įžengę dar Algirdo valdymo laikais. Tad istorikai svarsto apie dar vieną galimą hipotezę. Kyla tokių abejonių, kad galbūt šito mūšio sureikšminimas Lietuvos metraštinėje tradicijoje labiau jau tarnavo kaip politinė ir diplomatinė korta dėl tuo metu vykstančių ginčų su Lenkais, dėl tos pačios Podolės ir dėl tos pačios Voluinės teritorijų. Reiškia, atsakymas būtų toks: mes turim įrodymus, kad mes čia pirmieji buvom įžengę jau Algirdo valdymo laikotarpiu, mes čia buvom pirmesni ir tai istoriškai teisėtai priklauso mums, o ne jums. Čia yra tas pasakojimo toksai posūkis, kurį tikrai verta svarstyti ir jį verta atkreipti dėmesį.
Taigi, kas įvyko 1362 metais ir ar galime tiksliai nurodyti mūšio aplinkybės bei pobūdį? Ankstyvąją Tverės metraščių tradiciją išsaugojęs Rogožos metraštis pateikė itin lakonišką žinią. Šiame įraše neminimi ne tik totoriai, bet ir joks mūšis. Ar tai tikrai patvirtina hipotezę, kad būta tik tipiško didesnio masto grobiamojo žygio? Atsiverskime ne tik kronikas, bet ir senuosius žemėlapius. Ar jie padeda lokalizuoti mūšio vietą? Nebuvo šitas žygis specialiai planuotas kaip didžioji kova prieš Aukso ordą. Tai būtų dar viena žinutė iš 15 amžiaus pradžios šaltinio, tai yra iš Tverės metraštinės tradicijos palikimo, konkrečiai vadinamo tokio Rogožos metraščio. Ten yra labai lakoniškai šitas įvykis pažymimas. Tiesiog skelbiama, kad Algirdas nuniokojo mėlynuosius vandenis ir baltąją pakrantę. Na, iš tikrųjų, nėra suteikiama tiek didelės prasmės ir reikšmės, kiek galimai mes matome tai išeksplikuota jau 16 amžiaus pirmosios pusės Lietuvos metraštinėje tradicijoje. Šitas aprašymas šimtmečio ankstesnis skamba panašiai, kaip tai būtų eilinis grobiamasis žygis į stepes su tam tikrų lokalių tikslu. O tikslų tuo metu, tais 1362 metais, tikrai buvo. Kaip sako tapytojas Giedrius Kazimierėnas, jo pasirinkimas vaizduoti istorinius įvykius drobėje yra laisvas. Gali keistis istorinio fakto traktavimas, gali pasirodyti, kad tai buvo klaidingas argumentavimas. Dailininkui svarbiausia emocija, jo vizija, nes paveikslas turi būti vertinamas ne tik dėl istorinio fakto dokumentavimo. Tai yra toks įvykio apibendrinimas, kuris turėtų rezonuoti su šios dienos pasauliu. Šitas darbas, kaip ir daugelis kitų mano, istorinio paveikslo, remiasi tokia viduramžių, tokia archaiška, nenoriu sakyti žodžio primityvia estetika, tokia raiška, bet galbūt archaiška čia labiau tiktų sąlyga. Sąlygiškai viskas vaizduojama. Tarkim, faktiškai vaizduoja kariuomenę, o faktiškai čia nėra tiksliai nei perspektyvos, nei žirgų kojų mažiau negu šalmų. Suprantate, reiškia, 3 tik tai galvos žirgų, o pavaizduota visa 300 000 karių kariuomenė. Žodžiu, pilnas sąlygiškumų. Bet tie sąlygiškumai dovanoja nepaprastai įdomią raiškos kalbą. Tarkim, jeigu tu darytum šiaip einančius karius, tai eitų būrelis karių, daugybė yra paveikslų, kur nupaišyta ten 30 žmonių. O čia, kai tu duodi aureolę ties kiekvieną galvą, atsiranda muzikinis ritmas. Tach, 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 tach. Reiškia, žinai, ir tas sąlygiškumas, ritmas tų aureolių, ritmas iečių, ritmas šalmų duoda tai, ką negalėtų duoti tas paprastas realistinis požiūris į paveikslą. Kaip sako dailininkas Kazimierėnas, jam drobėje vaizduojant 1362 metus ir viduramžių mūšį buvo svarbu įeiti į anų laikų estetiką, naudoti archaišką jungtį su šiuolaikinėmis priemonėmis. Todėl Algirdo kariuomenė vaizduojama kaip 3 žirgai ir vien aureolės. Dailininkas realybę paaukojo vardan plastinio ir muzikinio ritmo. Algirdo ir Aukso ordos kariai yra ne šventieji, bet iki galo savo pareigą atlikę aukštos klasės kariai. Tai sakralumo, pagarbos ženklas, o auksas ir sidabras ir sukuria būtent šios simbolius. Čia yra tokio ir sakralumo tose aureolėse, nes štai Algirdo kariuomenė sidabras, reiškia, žinai, dominuoja tose aureolėse, o ten jau mongolų kariuomeniai, Aukso ordo kariuomeniai auksas. Štai vieni riteriai susijungia su kitais. Viena civilizacija ir kita. Pagonybės civilizacija, kodas sidabras, simbolis, metafora. O ten auksas, reiškia. Tokia apibendrinta, tokia meninė kalba. O istorikai ieško tiesos žemėlapiuose. Ankstyvuosiuose žemėlapiuose mėlynieji vandenys žymimi tik kaip geografinė nuoroda.
Jeigu žvelgiame į šių dienų Ukrainos teritoriją, pamatysime dvi labai panašių pavadinimų upes. Vienuose žemėlapiuose matome tik Mėlynųjų vandenų upę, o kitose šalia upės pažymėta ir gyvenvietė. Jeigu pažvelgtume į šiandieninės Ukrainos teritoriją, mes pamatytume dvi labai panašių pavadinimų tekančias upes – Siniucha ir Snivoda. Ir iš tiesų prie kiekvienos iš jų mes matome lokalizuotas vietovės ir šiandien esančias, kurios yra žymimos ir senuosiuose žemėlapiuose. Tai prie Siniuchos yra žymima Targovika ir spėtina, kad istorikai laikosi tos nuomonės, kad būtent prie šitos upės krantų ir šiandieninės Targovikos areale vyko garsusis Mėlynųjų vandenų mūšis. Bet jeigu mes šiek tiek pažvelgtume, žvilgsnį nukreiptume į šiaurės vakarų pusę, labiau link Vinicos apskrities šiandieninės, mes ten matome mano minėtą panašaus pavadinimo kitą upę Snivodą ir prie jos įsikūrusią Ulanovų gyvenvietę. Vėlgi, ką šitie dalykai turi bendro su senaja kartografija? Tai jeigu labai trumpai, tai tiesiog taip, vienose žemėlapiuose mes matom tik tais Mėlynųjų vandenų upę žymimą, kitose žemėlapiuose mes matom žymimą Mėlynųjų vandenų gyvenvietę, dar dalyje žemėlapių mes matome žymimą ir Mėlynųjų vandenų upę ir gyvenvietę, kas irgi yra papildomas argumentas prie išlikusios rašytinių šaltinių medžiagos, kad tikrai tuo pačiu pavadinimu egzistavo ir hidronimas, ir toponimas, bet dar vėlesnio laikotarpio žemėlapiuose, 17-18 amžiaus žemėlapiuose, mes matome tokią išsiskyrimą paties kartografinio atvaizdavimo. Žvelgiant į vėlesnius 17-18 amžiaus žemėlapius, akivaizdu, kad Mėlynųjų vandenų mūšio vieta siejama su Ulanovų gyvenviete. Tai kurisgi žemėlapis būtų tiksliausias, ar turime dar vieną iki šiol neįmintą mįslę? Būtent 1613 metų garsiajame Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio žemėlapyje kaip tik ir yra žymima ne Targovika, o Ulanovų gyvenvietė. Tai vėlgi, čia reikalingi daug gilesni tyrimai ir galbūt neįmanoma pasiekti to atsakymo konkretaus, bet jeigu žiūrėtume iš tos perspektyvos, kad būtent Radvilos žemėlapio kūrėjai operavo pačia detaliausia ir tiksliausia informacija ir tikrai buvo labai puikiai paruošta komanda žmonių, kurie dirbo tos lauko kartografavimo darbus, rinko ir fiksavo informaciją, tai galimai galbūt mes turime čia irgi dar vieną tokį istorinę mįslę. Ar visgi prie Targovikos šiandieninės vyko garsusis mūšis, ar reikėtų šiek tiek, kokius net 300 km turbūt šiek tiek pakeliauti į šiaurės vakarus ir tenai galbūt prie panašiai skambančios upės pavadinimo ir šiandieninės Ulanovų gyvenvietės, galbūt tenai vyko garsusis mūšis, nes Radvilos žemėlapy būtent Ulanovų gyvenvietė pirmą kartą yra ir minima. Dailininko Giedriaus Kazimierėno įspūdingo dydžio paveiksle įamžinusiame Algirdo pergalę prie Mėlynųjų vandenų kaip vienas iš raktinių kompozicijos elementų yra pavaizduoti vandenis. Tai tarsi laiko metafora, kaip Letos upė nešanti vandenis į amžinybę. Kad paveiksle vyktų veiksmas, į vandenį krenta žirgai lyg civilizacijos nubyrėjimai, į vandenį krenta pagonių kariai, o šunys kaip amžinybės ir ištikimybės simbolis. Koncepcija yra tokia, kad įvyko tas mūšis labai seniai, iš tikrųjų reikšmė milžiniška ir to laiko tėkmėje ištirpo, galbūt, gal ištirpo, o gal ir ne. Bet tas ištirpimas toksai, ta upė, Siniuka, panašiai kaip, laiko upė Dantės, veikaluose, Antikos reikaluose, ta užmaršties upė, tokia nubyra, ten fragmentai, laikas užgesina, nuneša viską ir taip toliau, lygi mūsų dienų, taip sakant, tik tai nuotrupus jau atkeliauja. Tai ten ta dalis tokia kaip epilogas. Viena žuvusio mongolų kario ir Algirdo kariuomenės kario, kuris nuima šarvus nuo žuvusio, kadangi nepaliekami šarvai, per brangus dalykas, ir dvi krintančios plunksnos.
Paveiksle svarbus ir dangus, kas jame vyksta. Per elipsę lyg kometa atsiranda vaivorykštė, vėliavos, angelai, po to aukso ordos drakonai, tada užgesta atšvaistai ir atsiranda mėnulis. Tai ne šiaip sau dangus, sako dailininkas, tai reikšminė plastika. Paveikslo epilogas – tai dvi figūros sugretinimas nugalėtojo ir nugalėto. Tiek lietuvių, tiek ukrainiečių istorikai sutarė, kad lietuvių ir totorių kondominiumas arba bendradarbiavimas gyvavo ir toliau. Po Algirdo pergalės prie Mėlynųjų vandenų dar turėjo praeiti laiko ir toks dalykas nutiko jau Vytauto laikais, kai 14 amžiaus pabaigoje Vytauto paramos ieškojęs chanas Toktamišas šiam Lietuvos valdovui ir jo įpėdiniams perleido valdyti Rusios žemes ir atsisakė reikalauti duoklių. Tokios politinės sanklodos suirimą jau galima vertinti kaip Ukrainos pasukimą vakarų civilizacijos kryptimi ir lietuvių įsitvirtinimą rytuose. Tie ankstyvieji laikai, jie yra labai įdomus, jie yra labai kartais romantizuoti, bet atsakyti tiksliai klausimus, kaip buvo ar nebuvo, yra ganėtinai sudėtinga, nes šaltinių yra nedaug ir kartais tie šaltiniai tarpusavėje skelbia tokias kontroversiškas tiesas, ar ne, bet apibendrinant, ko gero norėtųsi pasakyti taip, kad ar teisus Feliksas Šabuldo, skelbdamas, jog tai buvo tikrai totorių valdžios pabaigos laikas kartu su Algirdo atėjimu, ar teisūs kiti istorikai, kurie sako, kad tas valdžios dar naratyvas totoriškos dar tenai tęsiasi iki Vytauto epochos, gal tai nėra taip ir svarbu. Mes vis tiek turime, ko gero, šiandien kalbėti apie labai aiškų ir konkretų faktą, kad Algirdas ten įžengęs laimėjo Ukrainą, o Ukraina iš tikrųjų laimėjo Europą. Šito fakto tikrai turbūt negali nuginčyti jokie istoriniai šaltiniai. 2009 metais sukurtas dailininko Giedriaus Kazimierėno paveikslas vaizduojantis 14 amžiaus Lietuvos pergalę prieš visai Europai mirtiną grėsmę kėlusią aukso ordą suteikia mums visiems progą naujai pasiaiškinti, kur dabartinės Ukrainos žemėse įvyko Mėlynųjų vandenų mūšis, ką reiškia mūšio vietos liudijimai skirtingose metraščiuose ir žemėlapiuose, kaip laikui bėgant keičiasi istoriniai vertinimai. Ir į kokius klausimus dar neatsakėme, norėdami pažinti galingą Lietuvos valstybės istoriją. Diskusijos dėl istorijos galėtų vykti įvairiais lygmenimis, ne tik tarp profesionalų. Visuomenės įtraukimui galėtų pasitarnauti ir meno kūriniai. Tik ar monumentalaus istorinio paveikslo pažinimui, kuris iki šiol gyvena dailininko studijoje, pakanka vieno kito pristatymo viešoje erdvėje.